Sakyk, dabar šiek tiek pasistengsiu kuo trumpiau galbūt apibūdinti ir kuo aiškiau apie veiklą, jos veikimo principą, apie tai, ką darau ir kodėl aš tai darau. Tai yra kelių senesnių reinkarnacijų pratęsimas. Dabartinė reinkarnacija arba dabartinis instaliavimas į šitą avatarą yra kaip ateiti į tamsią vietą, įjungti šviesą ir pašviesti toje tamsioje erdvėje. Ir galbūt bus tokių, kurie tą šviesą atspindės. Tai yra pagaus tą šviesą, kuriems ta šviesa reikalinga, kurie laukia tos šviesos, bet buvo užmigdyti, sakysim, kaip giliam transe ir pažadinti iš to transo. Ir toks būdas yra įmanomas, kada mes galime šiek tiek atsiriboti nuo technogeninės įtakos, nuo trukdžių, kurie mums trukdo pasiekti žemę, nes mumis nešia kaip ant virvės virš žemės, mes negalime sustoti arba pakeisti kryptį. Tai yra kalbu aš apie svetimą protą, apie baltą triukšmą, daroma įvairiais būdais, telefonais, kurie buvo pakišti kaip žaislas, kad mumis nutemti tą mūsų išėjimą iš čia, atidėti tai yra. Taip pat visokie techniniai laimėjimai, žaislai, žaidimai. Ir kad visą tai pristabdyti, dar vienas yra įmanomas būdas, be tų praktikų, kurios vadinamas kaip joga ar ten meditacijos ir vis kita, kurios nelabai duoda vaisių dėl to, kad, kaip sakau, yra stiprus trukdžiai technogeniniai, tai tiesiog pagaminti tokius daiktus, mažus generatorius, kurie tai yra kaip energetinė paskola jūsų kūnui, kada energijos jumise trūksta arba jinai užsnūdo, jinai buvo pristabdyta, padaryti kiti srautai, kurie stabdo jūsų veiklą. Čakrose sukuriukai nesisuka labai iš lėto ir galbūt kita pusė. Tai nėra čakro atidarimas, tai yra čakro aktyvinimas. Energetinių centrų, kurie yra už jūsų, kurie yra erdvėje, tai yra manipuliacinis, sakysim, centras, aparatas, kurio gali naudotis ir juodžiai. Ir taip pat yra taip, kaip tramdomi marškiniai jums patiems. Bet jų pagalba galime atsistatyti, pasigerinti, sustabdyti tą vidinį triukšmą, sustabdyti tą vidinį stumimą, išorės stumimą mūsų vidaus, kad mes niekada nesustotume savyje, visą laiką gyventume automatinėme režime. Ir kada žmonės įsigyja tuos daiktus, gaminius, jie tiesiog iš vidaus jaučia, tiesiog jie parašė, vat mano pažįstamai, ten mačiau pas mano pažįstamą, man patiko, aš irgi noriu tokį turėti. Ir kada rašo paskiau komentarus, paprastai būna tokie, tik gavom dėžutę, ištraukėm, pribėgo vaikas, paėmė ir neatiduoda. Ir negalėjom ištraukti iš rankų, tol jisai neužmigo. Tokių istorijų irgi yra. Ir tokių istorijų yra, kaip vaikai autistukai pasiema tą gaminį, nes jiem yra ypatingai svarbu tai turėti, tą energijos, tą gabalėlį, kurio jie neturi, kuris yra išplėštas nuo jų atjungtas. Apie tai ir galėsiu atskirai papasakot. Ir jie gavę tą energijos, tą gabaliuką, tai savotiškai kaip begalinė energija, kaip neišsenkanti baterija, galima taip sakyti, kuri aktyvina jose pačiuose užsnūdusią, atjungtą, užblokuotą energiją. Kai kuriais atvejais ištirpdo energetinius blokus, pramuša, pradeda cirkuliuoti energijos, pradeda eiti srautai, iš kurių mes ir susidedam iš spalvotų, sakysim, tokių kaip gijų, kaip jeigu upėje matėt, kaip žolė po vandeniu banguoja, tai mes irgi esam tokios spalvotos gijos faktiškai. Ir mūsų biolaukas yra kiaušinio formos ir jisai būtent iš tų spalvotų gijų susideda, jeigu žiūrėt kitų atveju. O tie žmonės, kurie nori
tie, kurie atrodo kaip žmonės ir nori mums pakenkti arba stabdyti, jie taip neatrodo. Dėl to jie mums pavydi. Jie turi tik išvaizdą. Ir kada tuos daiktus vieną po kito pradeda turėti, iš pradžių amuletą darysim, paskui dar kažką tai, jie taip ir padaryti, taip jie sukurti, kad atsiriboti namuose, sustabdyti tą visą žžžžžą, kad nevažiuotų smegenis, sustabdyti laiką, kuris yra užsuktas dirbtinai, sutrumpėjusi para, tą parą prailginti, padaryti ją vaisingą, kad galima būtų sustrateguoti savo gyvenimą kitaip ir sustabdyti savo, kaip čia pasakyti, tą automatinį režimą, kuriame daugelis žmonių gyvena ir dėl jo niekur nespėja. Ir kada mes įsijungiam savo autonominį režimą gyvenimo, kada mes sąmoningai viską pradedam daryti pagal principą čia ir dabar, sąmoningai galima eiti pasivaikščioti, sąmoningai galima atsigulti 10 minučių ir pagulėti, sąmoningai galim išgerti kavos arbatos ir netgi sąmoningai galima atsisėsti ir parūkyti, jeigu jūs net nerūkot. Ir visas principas ir visas efektyvumas yra, kad nebūtų reguliaraus ir sistematingo veikimo, kad jūs nepatatumėt kažkieno tai auka, nes jumis gali greit kažkas tai prigauti. Kalbu taip užuolankom, bet maždaug dais. Kada jūs nedaro sistemos, nepastoviai būnat ten kažkur tai, nepastoviai savaitgaliais važiuojat žvejot ar savaitgaliais einat į tribūnas parėkaut ir atiduot savo energijos, sporto tribūnas aš turiu omeny, arba sistematingai einat relaksą pagaus prie alaus bokalo, sistematingai dar kažką tai jūs visą laiką tampate auka. Kada jūs tai pradedat sąmoningai nesilaikyti šito grafiko, sąmoningai išeinat iš šitos karuselės, sąmoningai pradedat kažką daryti savo, jūs pradedat daryti savo gyvenimo kūrėjų ir režisierium, jums nereikia tada žiūrėti žinių, jums nereikia žiūrėti serialų. Jie kartais kai kurie būtini, kad ta prasme, jums dašustų kai kurie dalykai. Ir vėliau, kada pagaunat mintį, galite po truputį daryti savo asmeninius žingsnius, sprendimus, vadovauti savo motivacijom, ketinimais ir eiti savo tikslo link, ten, kur jūsų širdis, kur jumis labiausiai traukia. Ir tada jūs galite pasiekti labai didelių rezultatų, kurių nereikės niekam rodyti, turiuomenį, fotografuotis kažkam, tai rodyti, kad kiekvieną dieną jūs esate ten, ar jūs kiekvieną dieną esate ten, arba aš ten padariau tą, o mes dabar čia ir mes dabar užskaitėm, arba mes neužskaitėm. Tai va tokių dalykų nereikia daryti, kad savęs neprisekti prie gyvenimo ir kad jūs būtumėt mutabilus, savotiškai niekad neužstringantis vienoje vietoje. Tada jūs gausite viską, ką jums reikės. Ir tada vietoj kliūčių, kurios jūs atrodė anksčiau kaip kliūtis, jūs gausite energijos, jūs gausite kaip prizą žaidimuose kompiuterinėse, ateina skrinelė, tai dar pasiėmėt prizą, tai bus kliūtis uždaviniai, netgi kažkokie tai nutikimai, mano atžvilgiu, kaip irgi panašiai būna, mane pradeda spausti visokie žurnalistai, skambina, bando televiziją apdergti ir taip toliau. Ir man įjungia motivacija suprasti, kiek tai yra svarbu juodžiams mane užgesinti ir tada aš suprantu, kiek svarbu tą veiklą toliau tęsti ir šnekėti žmonėm apie tai, kas įmanoma padaryti. Kada mes prigesinam tą dirbtiną primestą mums pasąmonę vieną, mums snaudžianti pasąmonė, mūsų asmeninė pasąmonė pradeda po truputį būsti. Vietoj to, kad mes sraunioje upėje plauktume kažkur pasroviui, mes pradedam su kojom graibdyti žemę. Ir kada tik tai su kojom prigrabiam žemę, mes galime šiek tiek staptelti ir po truputį ieškotis jau kranto, kur mes galime įsikibti ir išlipti iš tos sraunios upės. Ir va čia prasideda pats įdomumas. Kada mes išlipam iš upės, mes galime matyti tas plaukiančias galvas nešamas srovės, tai yra žmonės, kurie gyvena automatu.
Ir paskiau žiūrėti, galbūt kažkas ties ranką ir prašys ištraukti jį. Tai štai žmonėm pakeliui. Nereikia nieko lupti už plaukų, traukti iš vandens, kurie plaukia, gal jiems ir gerai. Tas 3D arba 2D formatas, šilta, šlapia ir gerai, galbūt jiems tai tinka. Nes atsidūrę jiems nebūdinga aplinkoje, jie gali jausis nepatogiai, nes tyla juos slegianti, gali juos priversti jaustis prastai, juos gali traukti atgal į namus, kur visi telefoniniai ryšiai, Wi-Fi ir visa kita. Tas triukšmas jos kaip kažkokia narkozė žmigdo ir jie jaučiasi saugiai, nes jokio pavojaus ir viskas už juos nuspręsti per televiziją, nusprendė, kur jiems reikės eiti, už ką kariauti ir ką išvaduoti ir kur kiek kam sumokėti. Ir tada viskas gerai, tu tik tai žiūrėk televizorių, žiūrėk žinias ir reklamas ir su tam viskas bus gerai, dar nueik į bažnyčią. Jūsų pasirinkimas, jūsų reikalas, kur jums reiks eiti, niekas už jumis spręsti iš tikrųjų teisės neturi. Ir čia jūsų asmeninis reikalas, iš tikrųjų, geriau ar blogiau patys suprasti po to, kaip pasirinksite tai arba praeisite kažkokį tai kelią. Kadangi mūsų gyvenimas dabar sutrumpintas biologiškai vietoj 1000 metų, daleiskim iki ne 120, o 60, 70, 80, tai mes per tą laiką turime padaryti efektyviai, kiek įmanoma, tokių prasmingų dalykų. Kad jie būtų padaryti efektingai, tie prasmingi dalykai, mes turime viską strateguoti atitinkamai. Nieko nedaryti veltui, nieko nedaryti šiaip sau, o viskas turi būti apgalvota sąmoningai. Veiksmai gali būti atrodyti tie patys, bet viską daryti sąmoningai. Ir tiesiog kaip ir šiuo atveju, kada yra daromas kažkoks tai svarbesnis projektas, atsiras visą laiką juodžiukų, kurie bandys kažkaip tai įvelti trukdžių. Jeigu, pavyzdžiui, darydavau kokiose namuose, ten daleiskim video, tai pradėdavau gręžti kažkur tai, ar ten kažką tai daryti, triukšmauti ir taip panašiai. Tai stengiuosi išvažiuoti kažkur tai į gamtą, kad išvengti šitų trikdžių ir be viso to ta energija, kuri bus už manęs arba aplink mane, nebus geresnė negu slegiančios kažkokios tai baltos šviesos namuose, kurios veiks ir mane ir darys įtaką netgi mano ne tik energetikai, bet ir pačiai temai, kalbai ir darys trukdžius. Kada su gamtoje šiek tiek yra lengviau, nėra tiek daug tų trukdžių. Ir dabar apie gaminius, tai yra, tarkim, amuletai, ten kažkokie tai dar kiti daiktai, jie visi turi savo lentynėlės, turi savo kertelę ir turi savo paskirtį. Visi jie naudingi tikriems žmonėm, turi naudą, didžiulę naudą. Kaip sakau, jie leidžia žmogui jau išbėgti iš to automatinio režimo, iššokti iš tos karuselės ir tapti autonomais, gyventi pagal save, kur nereikia kažkur skaityti svetimo primestų scenarijos, bet jūs galite sukurti patys scenarijų patys savo ir sukurti, išmokti materializuoti savo svajonės, o paskiau materializuoti ir pasaulius, į kuriuos galėsite pereiti. Kaip perėjo Maja. Viename filme aš neteisingai pasakiau apie Maja gentį, jie nesislėpė nuo ispanų kareivių, bet jie tiesiog perėjo į kitą lygmenį, į kitą pasaulį, paralelų, kurį patys susikūrė. Daug genčių taip yra išėję, daug tautų netgi išėję taip. Netgi Lietuvoje yra kelios vietovės, kuriuose jie yra išėję į kitą paralelų pasaulį. Panašiai kaip gintaro kambarys paslėptas yra į paralelų. Tai yra, jisai yra, bet jisai nėra šitame dažnyje. Patikslinsiu, kad Maja gentis buvo po Toltekų, Toltekai buvo po Atlantų. Tai buvo sekanti, ne civilizacija, bet tarp civilizacijų, kaip perinamas laikotarpis. Ir po Maja paskiau liko meksikiečiai. Meksikos indienai, Pietų Amerikos. Galbūt ir kažkas tai išėjo šiaurė.
Ir tos žinios pasklido po visą pasaulį, kai kur pavyko užgesinti, kai kur jos buvo sėkmingai išlaikytos. Ir ypač tų, kurie sugebėjo tas žinias palikti pasakose, dainuose, kaip ir Lietuvoje, ir rusų pasakose, ir kitų tautų viskas gražiai užkoduota, viskas gražiai paslėpta, tas, kas norės, tas atsikas. Dabar apie produktus. Jie leidžia žmogui sustoti bėgime, sustoja laikas, gali tada žmogus po truputį kitaip jausis, pradėti kitaip gyventi, jeigu jis norėtų, jeigu tai pradėtų daryti, jeigu žinotų, kaip daryti. Bet tai yra jau galimybė, tai yra savotiškai kaip skafandras nuo viso to išorinio triukšmo. Kaip jisai veikia? Tada pirmas, pati pradžia galbūt, savotiškai, galima taip sakyti. Šitas ženklas yra ir Nazca linijų vietose irgi yra išlikęs ir maždaug jo dydis yra apie kokie 300-400 metrų. Tai yra didžiulė labai išraižyta figūra. Yra labai nuo senų laikų ir tai yra kaip ir pagrindas, tai vadinamas konvertorius energijų. Paskiau galite rasti internete faraonus stovinčius ištistom rankom ir laikančius žemai prie klubų rankos ir laikančius cilindrus. Panašiai kaip butelis. Taip. Vienas cilindras yra cinkas, kitas varis. Mūsų atveju naudojamas gali būti aliuminis ir varis. Kaip sutinka du metalai organinėje aplinkoje, epoksidinėje dervoje, tarp jų vyksta skirtumas. Jie yra skirtingi. Stogdengiai turėtų žinot, kad nuo varinio stogo nuvarvėjęs ant cinkuotos palangės lietus pragriaužia tą skardą, padaro plėmą, kitokią vibraciją. Ir jos pradeda, skirtumas pradeda kaip biršioti savotiškai, atsiranda žaibas. Ir tarp jų atsidūręs kristalas, jis tą žaibą pasigauna ir išdidina. Ir gaunasi, kad atsirado ta begalinė energija, kuri niekada nestoja, neturi pradžios, neturi pabaigos, jinai visą laiką cirkuliuoja tenai ir jinai išeina. Kuo daugiau pritraukiama per konvertorių, per tą spiralę pritraukiama energijos kaip negatyvo, tuo daugiau išeina pozityvo į išorę. Ir gaunasi, jeigu fizikam, kad suprastų, tai iš teigiamų jonų dalelių daromos neigiamų jonų dalelės, kurios naudingos, reikalingos, būtinos, gyvybiškai palankios mums žmonėms, gyvūnams ir augalams, kurie yra mūsų namuose. Ir tai veikia visi tie gaminiai, faktiškai, tik tai jų paskirtis skirtinga, bet savotiškai taip sustrateguota, išdėliota, kad patiko vienos moters labai išvalgiai pasakė visiems gyvenimo atvejams. Tai yra visur kažkur tai tam. O paskiau, kaip jūs norėsit su jais pasielgti, taip jūs pasidarysit, ką norėsit, galėsit išforsuoti, išdidinti, išpūsti arba materializuoti, realizuoti tą, ką jūs norėjote. Nes kadangi tie daiktai jumise užpildo energetinę skylę, energetinę terpę, jie išdidina, esant didesniai energijai, sapnai tampa ryškesni arba jie atsiranda, kurie anksčiau nebuvo. Tai yra, anksčiau neturėjote energijos tam, kad grįžus į kūną iš ryto atsinešti dar ir tos megabaitus sapne išgyventus, nufilmuotus. Aš taip palyginimus kalbu. Tai kad turite energijos, užtenka tos energijos ne tik, kad grįžti į kūną, bet ir išsaugoti tos megabaitus, kurie buvo nufilmuoti sapno metu. Ir tada prisimenamas sapnas. Tai yra, sapnai tampa ryškesni. Vienas iš pagrindinių įrodymų. Taip pat Kirliano aparatas, kuris yra ir Lietuvoje, galima per Artūrą Dabkevičių kontaktuoti, susitarti su juo, pasidaryti auros nuotrauką, kada jūs šiaip iš lempos atėjote pas jį ir po kokios savaitės, pavyzdžiui, atėjote, paturėjote kažkokį iš mano gaminamų dalykų, pasiimti, palaikyti rankose ir pažiūrėti, kaip tai veikia, kaip turėjo įtakos jums. Bet sąžininkai, neapgaudinėjat kitų, neapgaudinėjat savęs ir nesistengėt kažką tai pažeminti, apjuodinti, nuleisti žemyn ir taip toliau. Tada viskas pavyks. Tai iš tokia veikla, tas principas ir
jeigu paklaustų manęs, pavyzdžiui, ar aš jaučiuosi laimingas, kad tai radau, iš vienos pusės taip, ramu, iš kitos pusės negerai tas, kad aš savotiškai užstringu, nes aš nejudu toliau erdvėje, aš užšoku ant savo bėgių ir aš jau važiuoju savo bėgiais. Man jau dabar nelabai įdomu kažkas tai viena ir kažkas tai dar kažkas. Aš galiu paraleliai pasiimti kažkas panašaus, kas yra susiję ten hipnozės, kažkokie transai, ten kelionės mentalinės, ten tokios apžiūros, tokios pamatyti žmonės, pajausti, kažkokiam žmogui padėti patarimų arba dar kažkokiu kitokiu būdu. Nebūtinai tiesioginiam fiziniam ryšį kontaktą, galima per atstumą. Ir visi tai, kaip ir vienos jūros skirtingi lašai. Tai tada traukia. Bet kai anksčiau buvo įdomu ir tas, ten ir astrologija, ir ten numerologija, dabar kažkaip jau nelandžiu, nes tiesiog ten, kas reikia, aš pasiėmiau, tiek, kiek man reikėjo. Aš pasiėmiau, sakysim, aš jau moku skaityti tą kalbą, ten ar numerologija, ar ten astrologija, dalesim, suprantu, apie ką eina kalba. Ir to pagalba, aš naudodamas tom žiniom, aš galiu padėti ir žmogui, žinodamas jo charakterio ypatumus, žinodamas trūkumus ir pliusus. Galiu padėti išsirinkti kažkokį produktą, parinkti jam spalvą, kad ten būtų tiesiog iš karto nereiktų sukti galvos ir aš dažnai visą laiką pasakau, pradėkit nuo šito, turėsit šitą, paskiau patys pajausite, ko daugiau vėliau dar kažko tai reikės, jeigu reikės. Ir taip gaunasi, kad kada, pavyzdžiui, žurnalistai paklausė, sako, aš tą pareklamuosiu, tu pakalbėk, aš suprantu, apie ką eina kalba ir kaip jinai kalbės, paskiau kaip išvartys viską. Man reklamos nereikia, nes tiesiog žmonės vieni kitiems pasako, parodo ir tai skirta uždarai dalinai auditorijai, nes tai ne kiekvienam pajausti, ne kiekvienam būtina tai turėti, kitiem yra gerai gyventi toje karuselėje, būtent jiem yra didžiulė laimė, galbūt jiem daugiau niekur nereikia, nieko netrūksta, bet tiem, kuriem reikia, kurie vidinį tokį jaučia nerimą, kad kažkas tai yra negerai, kažkas dar turi, kažką aš turiu sužinoti arba kažką turiu gauti, turėti, kažko tai to, ir jisai būtent pamato tos gaminius ir jisai supranta, čia yra mano, čia tos spalvos būtent jiems yra kaip priminimas, nes spalvose yra užkoduoti taip pat energija. Jeigu šiuo atveju prisekta spalva prie energijos, kuri eina iš to gaminio, jinai turi įtaką. Ir savo spalvos diapazone, savo vibracijos diapazone jinai daro įtaką. Ir žmogus pasiėmęs, kad ir mažiuką daiktą, gali su juos sutarti, gali turėti ryšį, gali jį užprogramuoti, kaip būrėjai ten, pavyzdžiui, vodulėlį užprogramuoja, panašiai kaip, pavyzdžiui, kad kažkam tai pakenkti, šiuo atveju jūs galite savo padėti. Galite padėti savo, paskui išmoksite padėti savo, padėsite ir kitiem. Jeigu reikės giminaičiam, ten, pavyzdžiui, galvos skauda, to palauk pažiūrėsiu. Ir galite įtakoti tai per atstumą. Tai, o paskui spręsti kitiem žmonėm, patiems savo, tai yra, ar tai yra labai blogai, ar tai yra labai gerai. Čia jau kitų reikalas. Aš žinau, kad pats savo, kad tai yra, man tai yra pačiam svarbu, nes aš turiu tai užbaigti, ką aš daugelį gyvenimų dariau, aš turiu užbaigti ir praeiti ir, sakysim, uždėti tam tikras varneles į visokius lojančius šunelius, kurie ateina iš įvairių pusių, iš įvairių instancijų, nekreipsiu dėmesio, palinkėsiu jiems gero kelio, bet visi tie, kurie per pyktį, per agresiją ateis iki manęs, jie turės labai negeras dienas, kurios bus panašios į Brysės galą. Iš karto pasakau. Tai ne dėl to, kad ten, kaip čia pasakyti, čia ne tas atvejis, kada, kai Jėzus atėjo pas tamsius žmonės, kuriems bandė prašviesinti galvas. Čia ne tas atvejis. Aš tiesiog susirinku saviškius. Susirinku tos, kurie yra užmigdyti giliame miege, juos surinkti, pažadinti, atgaivinti, pagydyti ir išvesti iš čia. Ir paskiau mes susirinkę galėsim užgesinti šviesą šitame žaidimų kambarį ir daugiau nereikės jokių reinkarnacijų, mes gyvensim savo tikroje tėvynėje, ten, kur mes turime būti. O kol su jumis atsisveikinu ir iki kito karto. Dėkui jums, kad žiūrėjote
aš galvoju, kad kai kurie ir supratote, apie ką eina kalba. Ir kam bus įdomu, tiesiog nuoroda puslapio yra, Facebookinė nuoroda yra apačia. Puslapis dabar, puslapis Orgonito, Baltic Organit yra tiesiog perdaromas ir laikinai neveikia, ta angliškoji versija. Tai dabar kol kas naudotis Facebook'u ir galbūt bus padaryta per Telegramą. Ir tokiu būdu galėsite siekti, rašyti sakymus, prašymus. Galbūt reikės konsultacijos, galėsiu paaiškinti. Bet jokių daugiau reporterių, jokių daugiau interviu. Maisto mėšlo fabriką aš jau neduosiu daugiau. Jie ten tegu vartosi patys vienas kitą, taip sakant, daro per visas skyles ir juda toliau, kuriems reikia. Mano pašaukimas yra kitoks, aš žinau, ką aš turiu padaryti ir aš tai darysiu. Ir manęs jau niekas nestabdys, nes už manęs yra didelė jėga. Labai didelė. Gerai, iki šviesoliukai ir gero laiko visiems.